O kam pirkti didžiai Neo, jeigu ne dėl integruotų išmanių filmavimo funkcijų? Follow mode seka jūs iš paskos, neišleidžia iš akiračio ir nuolat laiko centre. Droney režime dronas kyla aukštyn ir tolsta nuo jūsų, tai parodant ir jūs, ir viską aplink. Circle, kaip ir pavadinimas sako, dronas ratu apskrenda aplink jūs, sukūręs tolygų ir gražų judesį. Rocket, dronas kyla vertikaliai aukštyn, palikdamas jūs kadro centre. Spotlight režime Neo lieka vietoje, gali judėti įvairiomis kryptimis, bet kamera visą laiką išlieka nukreipta į jūs. Šeštoji ikonėlė tai užuomina į dar 3 judesius – Helix, Boomerang ir Direction Track. Helix režime dronas kyla aukštyn, sukdamasis ratu. Boomerang dronas apskrenda ratu, bet judesys primena bumerangą. Jis nutolsta, o tada grįžta atgal. Direction Track dronas seka jūs iš konkrečios perspektyvos. Filmavimas skirtingais režimais tuo nesibaigia. Kiekviename jų galite pasirinkti ir filmavimo atstumą, pavyzdžiui 4 metrus arba net 20 metrų.